Koks gražus rytas. Ir taip gera. Dar tamsu. Dar labai anksti. Ir jeigu prieš gerą 10 metį man būtų kas pasakęs, kad ateis ta diena, kada aš taip labai mėgausiu su tokiais ankstyvais rytais, būčiau tik garsiai nusijuokusi. Pasaulį dabar dar dengia tyla. Priešais mane kvepia mano kava, o už lango snieguotas miškas. Kažkokia magija. Pražydo draugės man dovanotas amarilis. Jis toks gražus. Ta gili raudona spalva švyti aksomų ir ta žiedo elegancija. Gamta aplink mus kuria tokį gražų stebuklą, tokį nuostabų grožį. Ji vis dar nenustoja stebinti manęs. Labas, miela mano. Ačiū tau, kad čia sugrįžai. Ir jei klausaisi pirmą kartą, labai džiaugiuosi, kad užsukai. Aš esu Dangira. O ši erdvė yra skirta moterims, kurios nori gyventi su daugiau ramios stiprybės, grožio ir tokio tikro kasdienio džiaugsmo. Tu esi čia labai laukiama. Rytoj Valentino diena. Ir net jeigu tu šios dienos visai nesureikšmini, turbūt negali nepastebėti, kad meilė tvyro ore. Visur girdime kalbant apie meilę. Ne tik apie tą romantišką meilę, bet ir apie tą eterišką, neapčiuopiamą meilę sau. Ir šiandien aš noriu pakalbėti būtent apie tai. Apie meilę sau. Tik šiandien aš būsiu galbūt visai nepopuliari. Šiandien aš neraginsiu tavęs savęs mylėti labiau. Priešingai. Šiandien aš noriu nuoširdžiai tavęs paprašyti. Nustok stengtis mylėti save. Galbūt dabar nustebai. Gi meilė sau yra pats svarbiausias dalykas, argi ne? Tiesa tai, kad, taip, tai yra svarbiausias dalykas, tai tiesa. Ir aš esu vienas iš tų žmonių, kurie iš visos širdies pastoviai kartoja mylėk save, mylėk save. Ir ne, mano nuomonė nepasikeitė. Aš ir toliau tikrai noriu, kad tu mylėtum save. Tik kartais mūsų pastangos mylėti save tampa tuo, kas mums pačioms užstoja kelią link meilės sau ir tik dar labiau nutolina mus nuo jos. Taigi kviečiu tave, tik išklausyk mane, o jau paskui tu nuspręsi, kas tau yra geriau ir kaip tu nori ieškoti tos meilės sau, o galbūt iš tikrųjų nustoti mylėti save. Bent jau nustoti stengtis mylėti save. Ar tu pameni, kada mes buvome mažos mergaitės? Kaip mes tada žiūrėjome į save. Mes neklausėme savęs, ar mes esame pakankamai gražios, ar esame pakankamai protingos. Mes nesirūpinom, ką apie mus galvoja kiti. Ir apskritai mes net apie save tiek daug negalvojame. Mes tiesiog gyvenome. Mes bėgiojame, žaidėme, juokėmės. Mes žaismingai matavomės mamos aukštakulnius ir svajojame apie ateitį. Gyvenimas buvo pilnas kažko naujo ir pilnas smalsumo. Mes buvome laisvos. Bet tada kažkas pasikeitė. Ir mūsų pokalbiai su draugėmis pradėjo suktis ne apie svajones ir nuotykius, bet apie dietas. Apie tai, kaip mes atrodome. Apie tai, kas mūsų kūne yra ne taip. Apie tai, kokios mes turėtume ar neturėtume būti. Nutiko ir dar liūdnesnis dalykas. Vietoje to, kad džiaugtumėmės viena kita, mes pradėjome lygintis viena su kita. Kas lieknesnė, kas gražesnė, kam sekasi labiau. Atsirado pavydas, o su pavydu atsirado
atstumas tarp mūsų. Mums tapo svarbiau pritapti. Ne draugystė. Tapo svarbiau pritapti. Nebebuvo taip lengva nuoširdžiai pasidžiaugti viena kita. Po truputį mes pačios pradėjome tikėti, kad su mumis kažkas yra negerai, kad esame kažko nepakankamos, kad turime būti kitokios. Ir va taip, nejučia, mes išmokome abejoti ir nepasitikėti savimi. Ir taip nutiko ne tik tau ir man. Taip gyvena daugybė moterų. Jos visos gali apie tai net nekalbėti, jos gali tylėti, bet tyliai širdyje jos nešiojasi tą pačią žinutę. Vienaip ar kitaip mes visos puikiai žinome, ką tai reiškia. Ir taip pat mes visos puikiai žinome, kad giliai širdį mes visos norime leidimo tiesiog būti tokios, kokios mes iš tiesų esame. Mes norime leidimo nustoti slėptis. Iš tikrųjų, viskas, ko mes norime, yra tikra nuoširdi meilė. Argi ne? Ir tai yra pats žmogiškiausias dalykas, ko mes galime norėti. Tik kartais mes pačios nepastebėdamas elgiamės taip, lyg bandytume tą meilę užsitarnauti. Mes be paliovos stengiamės būti pakankamai geros, pakankamai gražios, pakankamai įspūdingos, o rezultatas dažnai gaunasi toks, kad kuo labiau stengiamės siekti meilės, kuo mes labiau jos siekiame, tuo sunkiau tampa ją rasti. Ar ne? Ir tada mes kiek tik galime bandome gauti tos meilės iš kitų, mes jos reikalaujame iš kitų, iš vyro, iš vaikų, tėvų, sesers, draugės. Atrodo, jeigu jie mane mylės pakankamai stipriai, na va tada aš pasijausiu mylima. Pagaliau va tada tikrai aš pasijausiu mylima, jeigu jie tik mane pakankamai mylės. Bet miela mano, taip nėra. Ir niekada nebus, nes niekas kitas mums negali duoti meilės jausmą. Net artimiausi, mylimiausi žmonės tau to negali duoti. Taip, klausyk, jie gali tau rodyti dėmesį, jie gali rūpintis tavim, jie gali rodyti švelnumą. Ir tai yra tikra dovana, bet jausmas, pats jausmas, kaip ir bet koks jausmas, gimsta mūsų viduje. Meilė taip pat yra jausmas. Ir vienintelis žmogus, kuris gali sukurti tavo jausmus, esi tu pati. Įsiklausyk į tai, prašau dar kartą. Meilė yra jausmas, o jausmus, visus jausmus, tuos, kurie yra tau malonūs ir lygiai taip pat nemalonūs, juos visus susikuri tik tu pati. Man asmeniškai šiek tiek užtruko, kol aš tai supratau. Ir man reikėjo įsiklausyti į tai daug kartų, kad įsividujinti tą tiesą, tą faktą, tą realybę. Ir patikėk manim, kai tai iš tikrųjų supranti, tai šiek tiek sumaišo galvą, nes tada nebelieka kam suversti atsakomybės. Ir tu supranti, kad viską kuri tu pati. Viską, kaip tu jautiesi, kuri tu pati. Taip, žinoma, tu vis tiek gali kaltinti savo vaikystę, savo tėvus ar buvusius vyrus, kad va dabar tu esi tokia, kokia esi. Bet, mieloji, kaltinimai niekur tavęs nenuves. Tu tik užstringi nesibaigiančiame kaltinimų rate ir jautiesi tik dar blogiau, o tiesa yra ta, kad tu esi vienintelis savo meilės šaltinis ir taip pat vienintelė kliūtis, kuris stovi tarp tavęs ir meilės jausmo. Nėra kitų kliūčių.
Niekas kitas tau mylėti ir jaustis mylimai netrukdo, tik tu. Arba tu kuri meilę savyje, arba tu priešinėsi jai. Ir čia aš kalbu apie meilę viskam. Meilę kitiems žmonėms, meilę darbui, daiktams ir lygiai taip pat meilę savo. Va štai ir atsiranda tas milijonų vertės klausimas. Tai kaipgi mylėti save? Gaila, labai gaila, bet tai, kas mums yra įgimta, kas gyvena kiekvienoj mūsų ląstelėj ir turėtų būti taip paprasta, kažkodėl tai tapo taip sudėtinga ir taip sunkiai prieinama. Ir taip yra, nes mūsų galvose sukasi aš esu kažkuo nepakankama plokštelė. Ta plokštelė, pavadinimu aš esu kažkuo nepakankama, ji tiesiog yra užstrigusi mumyse. Ir atrodo, vienintelis būdas nuo šios nepakankamumo ligos išgyti yra tą plokštelę ištrinti, kažkaip bandant sutaisyti save, lyg būtum kažkuo sulaužyta. Bent jau aš taip maniau. Ir labai ilgai aš taip maniau. Ir man tai buvo pati natūraliausia būsena egzistuoti, kol manęs prie žemės neprilenkė depresija ir kol aš nepripažinau savo, kad kol tai nepasikeis, tol man bus blogai. Tai yra, kol aš pati nepasikeisiu, kol nesusidraugausiu vėl pati su savim, tol man bus blogai. Bet kada, kone visą gyvenimą, tu buvai pati didžiausia savo priešė, tikrai nėra lengva imti viską ir taip pat staiga sutaisyti, ar ne? Nepakankamumas tampa identiteto dalimi ir tu esi taip įpratusi prie to dabartinio identiteto, kad tu net nesuvoki, kad čia reikia kažką keisti. Nebent kažkas gyvenime tave tiesiog praklupdo. Arba galbūt tu ir supranti, kad kažką reikia keisti, nes tau nepatinka tai, kaip tu jautiesi, bet visų pirma tu tiki, kad keistis reikia tikrai ne tau. Keisti reikia tikrai ne tava, kiti turi keistis. Tu tiki, kad problema yra ne tavyje, ne, problema yra išorėje. Ir aš taip jaučiausi. Ir aš daug ką keičiau. Aš padariau drastiškus pakeitimus savo gyvenime. Daugiau nei 20 metų gyvenimo nuostabioje saulėtoj Prancūzijoje nuo depresijos manęs neapsaugojo. Ir nebūtinai aš kaltinau vien tik gyvenimo išorę dėl to, kaip aš jaučiausi. Kažkaip nutiko, kad jau tada aš supratau, kad mano pačios santykis su savimi yra kažkoks kreivas. Visgi aš tikėjausi, kad aplinkos pokytis mane tikrai išgydys. Ir aš 20 savo gyvenimo metų susidėjau 20 dėžučių, palikau ilgalaikius santykius ir parvykau gyventi į Lietuvą. Aš labai tikėjausi, kad čia aš rasiu daugiau meilės. Meilės sau. Visgi čia yra mano šaknis, mano šeima. Ir aš esu be galo dėkinga jiems už jų meilę ir už patį nuostabiausią palaikymą, bet vien tik išorės pokytis išgyti man nepadėjo. Taip, šis žingsnis man suteikė daug drąsos ir tikėjimo, kad aš galiu, bet savęs mylėti aš vis tiek neišmokau. O aš labai norėjau to išmokti. Taigi aš toliau skaičiau knygas. Pirkau kursus, kurie mane mokė, kad aš esu deivė, aš esu karalienė. 30 dienų išrašinėjau, kokia aš esu nuostabi. Ir kai tuo dar nepatikėjau, tuos 30 dienų kartojau dar kartą. Stovėdavau prieš veidrodį ir aš kartodavau savo, myliu tave, aš myliu tave.
ir bardavausi su tuo balsu mano galvoje, kuris man į tai atsakydavo, kokias nesąmonės tu čia kalbi. Taigi tai yra tiesiog kvaila. Aš deginau šventas žvakes, meldžiausi į Dievą ir į mėnulį ir stovėjau apsikabinusi medį. Kai pagalvoju dabar, na taip, aš esu labai dėkinga kiekvienai tai praktikai, bet tuo pačiu man ima juokas. Ko tik aš nedariau, kad įtikinti save, kad aš esu vertinga, verta ir pakankama. Bet giliai viduje aš tuo vis tiek netikėjau. Logiškai galvoje aš puikiai supratau, kad su manimi viskas yra gerai, kad aš esu verta, aš esu pakankama, bet įsividuinti to jausmo man vis nepavykdavo. Jis likdavo kaip miražas, visai neapčiuopiamas. Matai, tiesa yra ta, kad jeigu tavo širdyje vis dar gyvena ta sena istorija apie tai, kad su tavimi yra kažkas ne taip, visi tie gražūs žodžiai ir nuostabus ritualai, jie neveikia. Širdis vis tiek pūliuoja, jai skauda, nes ji turi tą tikėjimą, kad su tavimi yra kažkas nepakankama. Bet aš taip lengvai nepasiduodu. Aš buvau nusiteikusi iki galo išsiaiškinti, kaipgi veikia ta meilė savo ir kaip aš galiu mylėti save. Taigi, aš bandžiau rasti savo atsakymus iš kitos pusės. Užsirašiau į masažus ir į pedikiūrus, manikiūrus, nes girdėjau, kad taip daro moteris, kurios myli save. O be to, ir iš tikrųjų, man tai yra labai gražu ir leidžia bent jau kažkiek jaustis geriau. Būtent. Tik kažkiek. Per masažus aš ne tiek atsipalaiduodavau, kiek galvodavau, ką jos ten daro. O žiūrėdama į kitas nuostabiai atrodančias, tokias spindinčias moteris, aš buvau linkusi tik dar labiau lyginti save su jomis ir tik dar labiau nuvertinti save. Kažkada aš pastebėjau, kad aš esu tiesiog apsėsta to noro mylėti save. Ir taip pat pradėjau pastebėti, kad kuo labiau aš jo noriu, tuo labiau jis tolsta nuo manęs. Tiesa, pasakius, ta perdėta koncentracija į save, ta vidinė minčių karuselė, kodėl taip yra, kodėl man nepavyksta, kas ką galvoja ar negalvoja apie mane, ar aš esu pakankamai gera, pakankamai graži, pakankamai vertinga, kad tik galėčiau būti mylima. Tos mintys man taip atsibodo. Aš pati pavargau nuo savęs. Mano mintys laikė mane mano pačios susikurtame kalėjime. Tikriausiame kalėjime, su kuriuo aš kiekvieną dieną gyvenau. Ir galiu tau pasakyti, miela mano, kad toks gyvenimas yra labai vienišas. Jis atskiria tave nuo kitų, nuo savęs ir atskiria tave nuo paties gyvenimo. Su kiekvienu atsitrenkimu į savo pačios sieną aš vis aiškiau suprasdavau, kad kažką reikia daryti kitaip. Kol aš esu, kas esu, kol elgiuosi, kaip elgiuosi, viskas bus taip pat. O aš noriu, kad būtų kitaip. Aš taip labai noriu kitaip. Ir aš pradėjau stebėti. Tiesiog studijuoti kitus žmonės. Tuos žmonės, kurie man atrodė, gyvena savo gyvenimą su lengvumu. Aš norėjau pasimokyti iš jų. Norėjau suprasti, ką jie daro kitaip. Kaip jie tai daro? Pirmiausia, pažiūrėkime, kas iš tikrųjų yra meilė savo. Tokio tikslaus akademinio apibrėžimo aš kaip ir niekur neradau, bet literatūroje meilė savo dažniausiai apibrėžiama kaip rūpinimasis savo gerovę ir laimę. Arba dar yra minima, kad tai yra pozityvus santykis su savimi. Tada ir pradėjo kilti klausimai. Ar tikrai mano gerovė yra naudinga nuolat laukti tos dienos, kai
kai aš pagaliau pasijusiu pakankama? Ar tai, kad aš atidedu savo gyvenimą iki tol, kol būsiu geresnė, gražesnė, stipresnė ar dar kokia nors kitokia esnė, kažkaip priartina mane prie tos laimės? Ar bandymai save kažkaip pataisyti, lyg aš būčiau kažkas tai sulaužyto, sugadinto, atrodo tikrai kaip meilė savo? Na ne. Ir ironiška yra tai, kad visi tie būdai, kuriais aš taip labai stengiausi mylėti save, man tik dar labiau sustiprindavo jausmą ir primindavo man, kad aš labai apleidžiu save. Galiausiai aš supratau, kad labiausiai mylintis dalykas, ką aš galiu padaryti dėl savęs, yra tiesiog nustoti stengtis mylėti save. Na, tu pagalvok. Tai, į ką mes sutelkime savo dėmesį, tas auga. Ir gaunasi taip, kad kuo labiau aš ieškau meilės savo jausmo savyje, tuo labiau aš auginu savyje tą jausmą, kad jos manyje nėra. Aš supratau, kad su tokiu požiūriu į meilę savo, aš tik klampau po tą patį purvą. Ir jeigu aš noriu čia kažką pakeisti, aš turiu pakeisti savo požiūrį į visą tą meilės dalyką. Ir kažkada aš išgirdau tokią mintį, kad laimingiausios mes esame tada, kai nustojame galvoti apie save ir pradedame galvoti apie tai, kaip džiaugtis gyvenimu. Pradėjau galvoti apie tas moteris savo gyvenime, kurios regis nesivargina su savim taip kaip aš. Tos moteris gyveno pilną gyvenimą. Jos gyvenimo jį pilnai, su aistra, atvirom rankom. Ir iš gyvenimo jos ėmė irgi pilnom rankom. Jos turėjo kažkokius pomėgius, tikslus, jos nuoširdžiai domėjosi kažko, jos kūrė kažką. Ir aš pradėjau galvoti, tai kada aš pati buvau laiminga, tikrai laiminga savo gyvenime, savo patirtyje. Ir tai buvo tie metai, kai aš ruošiau savo knygą apie Prancūzijos virtuvę. Tai buvo labai intensyvūs metai, bet jie buvo pilni kūrybos. Aš domėjausi, aš dariau, aš tikrai gyvenau atvirom kortom. Aš ėmiau ir aš kūriau tai, ką aš norėjau duoti. Ir va čia man buvo atsakymas į paslaptį apie tai, kur slypi meilė savo. Labai ironiška, bet tai yra tiesiog sutelkti dėmesį ne į save, o į savo gyvenimą. Kurti jį tokį, kad būtų miela jį gyventi. Taigi vietoje to, kad stengtis mylėti save, aš pradėjau labiau kreipti dėmesį į savo gyvenimą. Aš norėjau pradėti gyventi. Aš norėjau mylėti savo gyvenimą. Norėjau susikurti jį savo tokį, kad aš vėl jį įsimylėčiau. Ir aš pradėjau savęs klausti, kas gali mane išgelbėti. Aš pradėjau savęs klausti, tai yra ne kas gali išgelbėti mane nuo mano pačios kalėjimo, bet aš pradėjau klausti, kaip aš galiu išgelbėti save. Kaip aš galiu sukurti savo tokį gyvenimą, kuriam aš galiu pasakyti, gyvenime aš tave myliu. Aš pradėjau ieškoti naujų patirčių. Tokių patirčių, kurios padėtų man kažkaip kitaip pažvelgti į save ir į pasaulį. Aš pradėjau ieškoti naujų dalykų, kurie kažkaip užpildytų mano širdį. Norėjau rasti žmonių aplinkui save, su kuriais man būtų įdomu bendrauti. Aš norėjau išmokti kažką naujo. Ir žinai, kaip sako, nėra atsakymų į klausimus, kuriuos tu neužduodi, ar ne? Taigi aš uždaviau savo klausimus ir aš gavau savo atsakymus. Ir aš pradėjau daryti kažką kitaip, kažką naujo. Aš pradėjau savanoriauti, nusitapiau savo paveikslą,
Su diržais prisirišusi laipiojau sienomis ir skraidžiau oro jogos diržuose. Aš sąmoningai rinkausi išbandyti tai, ko niekada nesu bandžiusi. Aš ieškojau įvairiausių būdų, kaip sutikti naujų žmonių. Tai buvo nepatogu, bet aš tai padariau ir dabar labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad aš turiu nuostabų būrį žmonių aplinkui save. Ir aš padariau dar kai ką. Aš pradėjau dirbti su kauče. Pradėjau nagrinėti tuos savo įsitikinimus, kurie mane stabdo. Ir būtent kaučingo dėka aš supratau, kad tai, kad mano gyvenimas priklauso nuo to, kaip aš elgiuosi. Mano elgesys priklauso nuo to, kaip aš jaučiuosi. Kaip aš jaučiuosi, priklauso tik nuo manęs ir aš galiu pasirinkti, kaip aš noriu jaustis ir aš galiu tą jausmą savyje sukurti. Ir kad mano jausmai priklauso nuo mano minčių, kad visa tai yra toks susijęs visumos ratas ir kad jis visiškai priklauso nuo manęs. Šitas žinojimas man tiesiog susprogdino smegenis, aš negalėjau patikėti, kaip gali būti, kad toks paprastas dalykas yra mums visada prieš akis. Jis yra mumyse ir kaip gali būti, kad jis yra nuo mūsų paslėptas ir mes nematome to. 40 metų aš to nemačiau, aš to nežinojau ir aš esu tikra, kad tokia tikrai nesu viena. Na, va būtent tada prasidėjo tikroji mano pokyčių kelionė. Mano gyvenimas kvietė mane žengti į priekį ir pamilti jį. Ne save, o jį, mano gyvenimą. Ir aš tą kvietimą priėmiau. Ir aš vėl myliu savo gyvenimą. Ir čia yra didžiausias paradoksas. Kuo labiau aš myliu savo gyvenimą, tuo labiau aš myliu save. Jeigu tu esi moteris, kuri ieško meilės sau, aš kviečiu tave padaryti tą patį. Įsimylėti. Tik ne save, o savo gyvenimą. Aš netgi sukūriau tau darbaknygę, kad galėtum pradėti nuo to, nuo ko pradėjau ir aš. Tai yra tokia nuostabi darbaknygė, tokia linksma, žaisminga ir taip pat tokia gili. Aš ją pavadinau Labas gyvenime. Aš tave myliu. Pakviesk savo gyvenimą į pasimatymą. Netgi 5 pasimatymus. Kaip tai padaryti, tu rasi būtent toje darbaknygėje. Tai yra tikra dovana sau. Aš jau padariau, ką padariau. Ir labai džiaugiuosi tuo, ką padariau. Dabar tu padovanok sau tą dovaną. Parsisiųsk šią darbaknygę ir skirk šiek tiek laiko sau. Pabūk su savimi. Ir su savo gyvenimu. Jeigu tau yra įdomu, nuorodą, kaip parsisiųsti, rasi šio įrašo aprašyme žemiau. Aš labai nuoširdžiai noriu paskatinti tave iš naujo pamilti savo gyvenimą, paskatinti tave išsiropšti iš savo komforto zonos, kuri galbūt yra visai nepatogi ir tau visai nėra taip gera būti toje komforto zonoje. Tau yra tik patogu, žinoma ir įprasta. Aš noriu paskatinti tave išsilaisvinti iš savo pačios sukurto kalėjimo, kurti savo naujas patirtis ir paleisti tai, kas tave stabdo džiaugtis šiuo nuostabiu gyvenimu, nes jis tikrai yra nuostabus. Kiekvienoje dienoje yra tiek daug dalykų, ko galima džiaugtis. Kad ir šį rytą, kaip ir dažnai, aš pabudau labai anksti. Geriau savo kavą, žiūrėjau vis snieguotą mišką. Taip, žinau, kažkam jau tikrai nusibodo ši žiema, visas tas sniegas. O man tai yra taip gražu. O be to, sniegas yra ir jis tiesiog bus. Joks verkšlenimas jo nepanaikins. Taigi aš tiesiog renkuosi džiaugtis juo. Ir mano kava taip skaniai kvepia. Ir labas rytas laukia iš mylimo žmogaus.
tokie paprasti, žemiški dalykai ir tai yra taip gera. Ir šiaip savo dienoje aš dabar gana dažnai pagaunu save pagalvojančią būtent taip, kaip yra gera. Ir tai yra toks džiaugsmas, tai yra tokia pilnatvė širdį, toks gaivus ryšys su viskuo. Ir tai yra visiška priešingybė toms mano mintims, kurias aš savo kartodavau anksčiau. Tom savo mintims, kurios vis sukdavosi mano galvoj, aš pavargau. Tai jau praeitis. Dabar yra kitaip. Ir dabar aš visai nebegalvoju apie meilę savo. Aš tiesiog ją jaučiu. Ir man visai nebereikia stengtis. Aš tiesiog jaučiuosi apimta ir tokia užpildyta meilės jausmo. Argi ne tai yra, ko mes visos labiausiai trokštam? Argi ne tai yra, ko trokšti tu? Mes visos tiesiog norime jausti meilę. Norime patirti meilės emociją. Ir žinai, net jeigu tu dar netiki, kad ir tau tai yra įmanoma, aš kviečiu tave tiesiog pažaisti. Pažaisk. Parsisiųsk darbaknygę, eik per ją, kaip per žaidimą, būk smalsi ir atvira, tugi nieko neprarasi. Ir dar vienas gana svarbus dalykas, kurį aš norėčiau paminėti. Aš labai kviečiu tave susitikti su pačia svarbiausia ir geriausia savo drauge. Ta drauge, kuri gyvena tavyje. Patikėk manim, ji puikiai žino, kaip mylėti gyvenimą, nes ji jau myli jį visą, tokį, koks jis yra dabar. Be to, mieloji, tau tikrai reikės palaikymo. Keistis nėra labai lengva, tai užtrunka. Būtent todėl daugybė žmonių to niekada ir nedaro, jeigu ir pradeda, jie meta. Ir mano pačios pokytis tikrai nebuvo per naktį įvykęs nušvitimas. Mano transformacija vis dar tebetrunka ir yra nuostabi. Aš tampu visai nauja moterimi. Ir žinai ką? Man labai patinka tai, kuo aš tampu. Bet buvo dienų, kada aš jaučiausi palūžusi ir tikrai norėjau viską mesti. Galiu tik pasidžiaugti, kad kuo toliau, tuo tokių dienų pasitaiko vis mažiau, bet jų vis tiek būna. Ir tai yra natūralu, labai žmogiška. Ir taip pat nuostabu yra tai, kad aš vis labiau sugebu būti pačia geriausia draugė savo. Ir to paties aš linkiu tau. Būk pati geriausia draugė savo. Būk tokia draugė savo, kuri neleidžia tau užstrigti nusiskundimuose, kaip viskas yra blogai ir nieko nedaryti. Būk ta draugė savo, kuri pakelia tave iš lovos ir pasako tau gana. Jie apkabina tave, pabučiuoja ir primena tau, kad tavęs laukia gyvenimas. Laukia dar nepatirti nuotykiai, laukia žmonės, kurių tu dar nesutikai, kelionės, kurių tu dar nekeliavai. Tavęs laukia džiaugsmas, juokas ir dainos, kurių tu dar nedainavai. Taigi gana, dabar kylam, hop, einam gyventi ir mylėti savo gyvenimą. Pati savo aš tai dariau diena iš dienos ir dabar tai darau. Kai aš nusprendžiau įsimylėti savo gyvenimą, tas meilės jausmas nenukrito man ant galvos iš giedro dangaus. Ir mano vidinė draugė visada buvo su manimi. Kiekvieną dieną ji ragino mane rasti kažką savo gyvenime, ką galiu mylėti šiandien. Ir ji klausėsi mano nuoskaudų, kad viskas vyksta taip lėtai, kad viskas taip sunku. Ji klausėsi mane su meile, su atjauta, bet ji man neleido vėl užstrigti savęs gailėjime ir aukos vaidmenyje, kuris taip ilgai buvo man toks pažįstamas.
ji tiesiog neleido man sustoti ir neleido pasiduoti. Ir dabar ji toliau veda mane. Mano vidinė aš, ta išmintingoji manęs dalis, ta, kuri viską žino, kuri jau viską padarė. Mano ateities aš, kuri jau sukūrė tai, ką aš noriu sukurti ir dar daugiau, ji yra mano pavyzdys, mano ikona ir ji visada yra su manim. Ji yra pati geriausia mano draugė. Tu irgi turi savyje. Tu tik ją sutik. Leisk savo susitikti su ja. Ir kartu su ta drauge, su jos palaikymu ieškok būdų, kaip vėl įsimylėti savo gyvenimą. Ir vėl įsimylėti tą dalį savęs, kuri daro dalykus bijodama, kuri yra netobulai tobula, kuri apsivelka gražią suknelę ir šoka visą naktį, kuri daro dalykus net tada, kai yra sunku ir kai ji nenori. Įsimylėk tą dalį savęs, kuri yra smalsi, kuri suklysta ir bando dar kartą, kuri ieško dalykų, už kuriuos ji gali jaustis dėkinga, kuri daro tiek, kiek dabar gali geriausia. Ir nekritikuoja savęs, kad negali padaryti daugiau. Ta dalį savęs, įsimylėk tą dalį savęs, kuri myli žmonės, tokia didelė ir atvira širdimi. Aš visiškai neabejoju, kad mes visos turime tą balso galvoje, tą, kuris komentuoja, vertina ir kritikuoja. Ir jeigu nuspręsime, kad pirmiausia tą balsą būtina sutvarkyti, eliminuoti jį ir tik tada galėsime leisti savo gyventi, tai mūsų gyvenimas gali taip ir neįvykti, o tai būtų taip gaila. Jeigu tu jau kurį laiką ieškai tos taip vadinamos meilės savo ir jauti, kad ji tavęs vis tiek nenuveda ten, kur tu nori būti, tai galbūt jau metas pabandyti kitaip. Gal nereikia dar labiau stengtis mylėti save. Gal nereikia dar vienos afirmacijos ar dar vienos knygos. Gal vietoje meilės savo yra verta pradėti kurti gyvenimą, kurį myli. Pradėti gyventi aistringai, imti į save gyvenimą pilnom rankom, patirti tai, apie ką tu svajoji ir tai, ko tu net neįsivaizdavai, juoktis, kurti, būti atvira žmonėms. Ir galbūt ir tave ištiks tas šaunus paradoksas. Kai pradedi aistringai gyventi, meilė gyvenimui ateina pati, o su ja ateina ir tikroji meilė savo. Taip nutiko man. Ir aš galiu pasakyti, kad aš ir mano gyvenimas tai yra pats gražiausias mano meilės romanas. Tokia yra mano meilės istorija. O jeigu tu nori sukurti savo vidinės meilės istoriją, pradėk ją nuo darbaknygės. Kaip jau minėjau, nuorodą rasi įrašo aprašyme. Padovanok savo šią dovaną, nes tu tikrai esi jos verta. Ir susitikime po 2 savaičių, kada aš vėl papasakosiu tau ką nors įdomaus. Apkabinu tave su meile. Dangera.